Gryčios kapelistų nematėt? Bet svarbiausia, aš jiems sakiau, nu tikrai bus žmonių, tikrai susirinks. Nu visiems, tai yra, nu kaip ir gimtadienis. Klausykit, nu, jūs nesupyksit, jeigu renginį, nu aš tai va prisėsiu atsargiai ir nu, truputį pabandysiu pagroti, jūs gal man truputį paplosit, jeigu gražiai grosit. Aš tai pabandysiu šiek tiek. Nu, kažkaip renginį pradėti reikėtų, bet aš jų prašiau, nusakiau, tikrai hebra, tikrai bus žmonių, nu tikrai ateis, tikrai mes Grigiškiam kažką šiek tiek truputį reiškia. Nu, nežinau, nu pabandykim. Aš sakiau, kad aš vienas grosiu, bet matai, iš pakalbių vis tik tai per 30 metų prikrapščiau su savim tik tai 10 žmonių. Tai būkit pasveikinti visi, atvykę į tradicinę kapelų šventę šalia kelio Vieškelėlio, kuri šiandien daug labiau tradicinė nei bet kada. Nes šiandien dar ir Gryčios 30 metų jubiliejus. Aš galvoju, kad tik po koncertų šiandien plojama. Bravo, būti pasveikinti šiandien. Tai švenčiam dar ir lietuvių liaudies dainų metus. Kai šiandien švenčiam dar ir 15 metų Gryčios vardo jubiliejų. Šiandien daug gerų švenčių. Šiandien ir jūs visi čia būkit pasveikinti visi. Šalia kelio Vieškelėlio. Aš kažkaip taip ateinu, sakau kelintą kartą tą šalia kelio Vieškelėlio ir galvoju, juk iš tikrųjų šalia kelio Vilnius, Kaunas, šalia Vieškelėlio. Tie žmonės, kurie jau bent 30 metų mėgsta, myli, tiesiog gyvena tą liaudiškos muzikos kultūra. Čia tie žmonės, kuriems rūpi, tie žmonės, nuo kurių prasidėjo, tie žmonės, kurie tęsia, jau neįsivaizduoju kelintą kartą, jūs čia užsiauginat. Dovilė, ačiū, Jėtus jau kaip tiptelėjo mane į šitą šokio aikštelę, tai aš galvojau, kad gyvas neišeisiu. Bet čia palaukit, čia tik pradžia, kas bus pabaigoje. Čia tik tai pirma. O taip. Ir labai gera jūs visus čia pasveikinti, o jūs visigi pasveikinti ir mūsų garbingus svečius, iš kurių vieną aš noriu su ypatinga pagarba pakviesti į sceną, nes taigi dar yra ir Gryčios vardo krikštatėvis. Bent kokius 5, o gal ir daugiau kartų čia šitoj scenoje stovėjęs kaip šitos šventės vedėjas. Net ir man pačiam su Pivašiūnais teko groti šitoj scenoje jam vedėjaujant. Ponios ir ponai, jūsų visų puikiai pažįstamas, mylimas ir mūsų gerbiamas
Kęstutis Vilkauskas, jis Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komiteto pirmininkas, bet čia šiandien labiausiai norisi sakyti mūsų Gryčias krikštadalis Kęstuti. Tai labas vakaras, mėly žiūrovai, mėly grigiškiečiai, svečiai, labas vakaras, Robertai. Ir mielas Gryčios kolektyve. 30 metų, atrodo tik tai vakar, buvo tas įsimintinas pirmasis koncertas, kurį labai puikiai atsimenu. Paskui buvo eilė koncertų. Kartu važiavom, aš buvau šokėjas, jie grodavo, grot aš nemokėjau, tai turėjau šokti, dvigubai daugiau. Teko čia renginius vesti, kaip ir minėjau, atsimenu, lipdavau nuo šitų bokštelio žemyn ir visokių čia būdavo gražių, labai smagių dalykų. Ir su Giedrium dažnai tekdavo susitikti, niekaip neišmokė mane harmoniką groti. Oi, aš harmoniką ir negroju, sosę tam. Nes turiu po lovą harmoniką, merčiūtką vadinasi, pradėjau mokintis, tarakonai pabėgo, kaimynai ruošėsi išvažiuoti visi. Tai nusprendžiau atidėti geresniem laikam. Kągi, mielas kolektyve, tikrai įstabi šventė ir esat neeilinis reiškinys, o gyvas reiškinys grigiškių kultūros gyvenime. Tai aš labai džiaugiuosi, kad gyvenimas suvedė su jumis, kad jūs turite visuomet pilnas žiūrovų sales. Ir noriu įteikti padėkas, man Giedrius padės. Padėka Kapelos Gryčia 30 metų kūrybinės veiklos jubiliejaus proga. Robertui Petkevičiui. Dėkoju Jums už ilgametį vadovavimą Kapelai Gryčia. Jau 30 mečius Kapela garbingai reprezentuoja Vilnių ir Lietuvą, pristatydama tautinę kultūrą ir puoselėdama geriausius liaudiškos muzikos tradicijas tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu. Linkiu Jums kūrybinio įkvėpimo, stiprybės ir dar daugelio prasmingų metų scenoje bei bendruomenėje. Kultūros komiteto pirmininkas Plėšius. Na ir padėka mielai Giedrutė. Regina, tau dėkui. Profesionali, žavi, talentinga, visuomet energinga ir kurianti. Ir tuo jį užkrėtė visus savo esančiais scenui bendražygius. Miela Giedrutė, aš Jūs atsimenu kaip saulės šviesą muzikos pasaulį ir nuoširdžiai žaviuosi ir linkiu Jums dar ir toliau džiuginti mus savo kūrybą. Ir Kapelos Gryčia 30 metų kūrybinės veiklos jubiliejaus proga Giedrutė Šokienė. Dėkoju Jums, kad Jūsų iniciatyvos ir pastangų dėka 1995-aisiais suskambėjusios tuometinės Kapelos grigiškės melodijos greitai tapo reikšminga grigiškių kultūrinio veido dalimi. O suburtas kolektyvas tapo žinimas ne tik Vilniaus krašte, bet ir visoje Lietuvoje. Jūsų pradėta veikla ir šiandien yra tęsiama ir Kapela Gryčia nuoširdžiai vertinama ne tik šalies, bet ir tarptautiniu mastu. Linkiu Jums sveikatos ir dar daugelio metų bendro muzikavimo, kuris telkia žmonės ir praturtina mūsų kultūrą. Ačiū. Linkiu Jums kūrybinio įkvėpimo ir dar daugelio metų bendro muzikavimo, kuris telkia žmonės ir praturtina mūsų kultūrą. Taigi padėka Rokui Aleksandravičiui. Padėka Samantai Grigaravičiūtei. Padėka Algirdui Čepkauskui. Padėka Giedriui Jociui. Padėka Dovilei Valačkienei. Prašau, Valačkienei.
Padėka Vladimirui Šok. Dėkojame Kšištofui Ištro. Padėka Šarūnui Žukauskui. Na ir padėka mieliems žiūrovams. Ir pabaigai rudens cepelinio dangaus įkvėptas skiriu šį trumpą eilėraštį jums, mieli žiūrovai. Vėl rudens dulksna ant skruosto, vėjas blaškantis lapus, iš širdies tarsi išuosto, plukdom saulėtus laivus. Su švente! Ačiū Jums už tą saulėtą laivą čia atplukdytą. Ir dar matau reikalų. Taip, žinoma, ačiū Kęstuti Jums. Ačiū, kad nedėjingas tam, ką mes vadinam savo šaknimis. Ačiū, kad sako kieno šakniai stiprios to ir vaisiai saldus dera. Bet klausykit, mes tų vaisių neskintumėm tikrai be jūsų čia visų. Tikrai taip nebūtų. Todėl šiaip tai aš nelabai gerai visus matau šviesom šitam Kęstučio atneštai, va štai tai prikviestai saulei žibinant į akis. Bet aš tikiuosi, kad jūs išgirsiu. O jeigu jūs mane girdit, kas mane girdit, ar gali iškelt vieną ranką į viršų? Gerai, neblogai. O dabar vis tiek, kadangi jubiliejus toks jau, sakyčiau, solidus, aristokratiškas, vieną mažą trištelį atlenkit, gerai? Ir tada pasukit, kaip ta saulė sukasi. Bet ne vidurinė. Kaip žemė sukasi aplink saulę, tai pasukit vienas dėl kito, dėl savo krašto, dėl Gryčios pasukit, taip. Ir jeigu dabar bandys kas nors jūs apkaltinti, kad dėl Gryčios ne piršto nepajudinot, tai... Jau būsit šį tą padarę, bet čia dar ne viskas. Klausykit, aš sakiau, be jūsų joks kūrinys neskambėtų taip, kaip turi skambėti. Joks ritmas neatsirastų. Sako, kai žmonės vienu ritmu dainuoja, kai vienu ritmu šoka, kai ploja vienu ritmu, tai ir jų širdys pradeda plakti vienu ritmu. Ir būtent dėl to, tai jau dabar, matot, su ta viena ranka, ten pamojuot vienas kitam galim, na, pirštą irgi galim pajudinti be jokios abejonės, pasisveikint galim, bet jeigu norėtumėt apkabinti vienas kitą, jau vienos rankos gali ir nebeužtekti. Lygiai taip kaip paukščiai su vienu sparnu, na, netoli paskristų, todėl, kas mane girdit, ar galiu paprašyti iškelti ir kitą ranką aukštyn? Aukštyn, aukštyn, taip, taip, ir kitą ranką į viršų. Įskleist rankas plačiai kaip sparnus ir jau čia jūsgi galit duoti tą gerą pradžią šitai šventei, padarydami nedidelį stebuklą. Rankas suglausdami vieną su kita, taip, ir vienas. Labai neblogai, ir du, ir trys, ir vienas, ir vienas, ir vienas. Tegul griežia, grįžia, tegul skamba jūsų plojimai, visą šitą šventę. Nusidėkit 3 valandoms, pabandyti čia niekur neįdėkit, tik visą dainuoti. Išmokino ploti, bet mes žinom, kad grigiškiečiai labai gerai moka ir dainuoti. Taigi kviečiam kartu su mumis parašyti meilės laiškelį.
Kaip skamba, iš tikrųjų, ir negali kitaip skambėti, Giedrius groja, ir Giedrutė viską pradėjo. Tikrai labai giedra ir labai gera iš karto šituose namuose, nesgi kaip bebūtų, aš taip pagalvojau, Gryčia. Kasgi per dalykas yra Gryčia? Tai pirmiausiai namai. Tai labai gera, kad ir jūs visi čia. Kaip namuose, kaip toj Gryčia ir tikrai, Kęstuti, na jau lenkiu savo galvą už tą pavadinimą, už tą Gryčią, kur tiek daug telpa. Ir muzikos telpa, ir Grygiškės telpa. Klausykit, nes Gryčia, Grygiškės, nu čia negali būti geriau nieko, kai tiek prasmių sutalpini. Ir kaip gerai, kad šituose namuose, šitoj Gryčiai, šiandien čia telpa ir daug svečių. Bravo, Kelmynai ir jų vadovui, Gerimantui Rūkui. Paplokit jiems, pasitikit, kaip namuose. Man šiltas vėlusis, pavirtęs meilės sapną, išėdę rožės kvapnų, jau daug prabėgo laiko, likimas meilę laiko, lyg duona daryta, į tikrą ir netikrą, nesvarbu. Pašokime, taip manom. Valsas, rožių gatvė.
žiemą vyksta, gyvenimas šypsos ramus, žalius man rožėm pražysta ir sukasi valso ritmu. Žalius man rožėm pražysta ir sukasi valso ritmu. Ačiū, dar vieną mes labai norinčią padainuoti apie savo gimtą Žemaitiją, kadangi šiandien mes išleidom savo dainų knygą Dainos gimtinė ir vat viena iš jų skambės dabar. Na, už šias dainas visas sukūrė mūsų vadovas Gerimantas, pagalime paploti. Bet nenusakomai gera, kad aš šalia turiu esi. Ir dažnai man atrodo, kad sapnuoja save. Ir kelias lyg iš vietos sodo, vyriausia akmenų malda. Plūsta žemaičių žemė, tau tik kažkelis erdvėje. Šilti dalį pačią seną, šakningai augus nėra. O kai žvelgiu iš aukščio skrydžio, tos kalvos sultukas vidai. Akimirką sau pavydžiu, kad čia ilsėsiuos amžinai. Bravo, kaimynai! Iš tikrųjų, kaimynės istorija, aš kaip jau matau, kad ir nuolatinė dainų švenčių dalyvė ir Žemaitijos regiono liaudiškos muzikos švenčių dalyvė ir šiaip šiandien taip gera, kad atneša ir į Žemaitiją, sako, man sakė, kad žemaičiai užsispyrę būna įprastai, bet pasižiūrėkit, taip geranoriškai, kiek daug atneša jums, bravo! Iš jūsų aplodismentų tai akivaizdu. Leiskit paprašyti jūsų aplodismentų Smiltelei ir jų vadovai Modestui Samulėnui. Labą dieną. Džiaugiamės pas jums, kad pakvietėt mus į šitą gražią šventį. Ačiū Robertui. Mums supažindina Vidutė. Ačiū Vidutė. Ir norėtumėm pasveikinti Kapėnų Gryčių, palinkėti, kad ilgai gyvuotų ir dovanojam dainų Metai bėga ratu. Žemė aš prisižašys,
Ačiū, kad negailėt plojimų. Ką paplokit, negailėkit. Ačiū jums, o mes jums Antano Mikalausko dainų dovanojam Negaila. Norėjom paklausti, ar daug pas jums netekėjusių mergelų? Daug pakelkit, kas netekėjo. Žinokit, turim tokių daujenietiškų dainų pamokančių. Už ką geriau mergelam netekėti? Paklausykit. Oi mergela, seserėla! Žinosit, už ką geriau netekėti. Labai gerai. Ačiū jums už viską. Atsisveikinam su Gylio polka. Už tinginėlę netinkia, ne už netinginėlę, nes aš tai labai tingiu. Nežinau, ką daryti. Vat Sigitas Priėjo, buvęs kapelnos vadovas, jeigu teisingai supratau, ar ne? Sigitas Priėjo sako, žinok, mes truputį jaunesni už Gryčią, bet sako, bet tik metais. Tai va jau kitą metą seni pažįstami švęs savo jubiliejų, o šiandien kolektyvui vadovauja Tomas Kanapinskas. Ir šiandien kapelai 9
9 nariai, kurie šiaip jau pirmiausiai tai seni pažįstami, bet aš skaičiuoju, kur jūsų tie 9 dabar. Bet čia aš arba skaičiuoti nemoku, arba tiesiog tingiu skaičiuoti, kaip visą laiką. Aš tinginystės visą telpas. Išbarstėm be važiuojant į Grigiškės. Va, tai griebkit porą, ten vieną iš Šiaulių, kitą iš Akmenės ir darykit viską, kad skambėtų. Taigi, ponės ir ponai, seni, pažįstami. Labą dieną visiems, labai smagu. Dėkojame už pakvietimą. Sveikiname Kryčią su tuo gražiu 30 jubiliejų. Mes ne kažką atsiliekam, bandysim pasivyti juos, linkim kūrybinės sėkmės. O jums visiems norim palinkėti geros nuotaikos šį šeštadienio popietę ir paprašysim, kad tu padainuot. Gal kas ir pašokti išeis. Taigi, nuskambėjo pasveikinimo maršas šiai gražiai festivaliui šalia kelio vieškelėlio, o sekantis kūrinys vadinasi Be manęs. Sugrįžtu aš šiandien į kraštą, šiandien tai nemėlėjai labai. Rūkiau varpą prie kelio pareiklus, kas paklaus, gal tu čia gyvenai. Rūkiau varpą prie kelio pareiklus, kas paklaus, gal tu čia gyvenai. Apie aukščiausią Radviliškio vietą. Ir jinai vadinasi Jakšto kalnu. Tai žodis labai paprastas, paprašysim jūsų padėti padainuoti priedais. Kepalūšį. Vienas žodis. Ir visa daina. Daugiau suprasit. Taigi, kepalūšį. Ant Jakšto kalno. Kepalūšė, terai moji, kur šią naktį nakvoji, sode obelį, iki pusės vandenį. Terai moji, kur šią naktį nakvoji, sode obelį, iki pusės vandenį. Išdygo rugeliai ant Jakšto kalno. Kepalūšė. Pasakodas žmonės jau kaip geras Artojų kraštas. Taigi, jums skamba Artojų daina iš Radviliškio krašto laukų ir lygumų. Čiundralelele, pasakyk mergelę, rudas pasėjai. Čiundralelele, pasakyk mergelę, rudas pasėjai. Šitas greitas, kaip devyni vėjai, pasakyk mergelę, rudas pasėjai. Čiundralelele, pasakyk mergelę, rudas pasėjai.
sekančią dainą jūs visi puikiai žinote, paprašysiu jūsų pagalbos padariu. Jeigu šalia turit mylimą artimą žmogų, tiesiog pabučiuokit jį. Pabučiuokit, tu mane pučiunių neskaičiuoti vis tiek negali. Lietuvių liaudies daina, aranžuotė senų pažįstamų. Taigi, pabučiuok! Pasikeitė armonikas armonikais. Žinokit, kokią kolekciją turi, nes turbūt armonikų pasaulyje tiek neturi. Bet čia mūsų paslaptis. Tuo mes ir gyvenam. Taigi, broniuko, polka! Folklorinio roko grupė. Ir tik dėl vieno žmogaus, dėl to, kurio beveik nesimato eikš. Mūsų būgnininkų čia tikrai metų. Kornelijau, kiek tau metų? Čia reikia man sakyti, bravo, Kornelijau, ir visiems. Sceną aš noriu pakviesti Lendrūną iš Birštono. Sveiki gyvi, patys šilčiausi ir sveikatingiausi linkėjimai iš Birštono. Būkit sveiki, būkit laimingi ir džiaukitės šiuo gražiu renginiu. Ir labai sveikinam šių rūmų šeimininkus. Būkite ilgaamžiai ir ilgai gyvuokite. Tai klausykit, prisipažinkite, kaip vadinasi šitą jūsų geriausią draugę, kur arčiausiai širdies. Aš atsiprašau, nenoriu nieko įžeisti jo, bet šiuo metu esanti šalia jūsų krūtinės priglausta. Tai jo ant krūtinės, tai čia yra slovėniška harmonika, mano gyvenimo svajonė. Yra ta vadinama štrijos harmonika, kaip liaudiškai sako, stumi, trauki, garsai keičiasi. Tai žinokit, viskas, nustosiu stumt ant Lendrūno, nebestumsiu daugiau, jūs tiesiog irgi man regis, kad nebestumkit, nebetraukit, o tiesiog treptelkit kaip reikiant, užtraukit tą dainą smagę, tam, kad visi galėtų čia kartu su jumis dūšiai džiaugtis, rankos, kad pačios ploto kojos trepsėtų kartu su Lendrūnu. Tai jau kaip ir pasveikinom, tai dabar muzikinis sveikinimas Pupų dėdės polka.
rožė, ta, kurią man dovanoja. Kas dar nespėjote, galite nubėgti nupirkti. Už tas rožės, kad jos negystų, išlėtų prie Nemuno Neries saulėto. Ir vėlgi kitas mūsų lyriškas kūrinys, Žvaigždė. Jeigu išlys elektrą, nors vieną lemputę į salę uždekite. A, nėra operatorius? Nedega. Nedega. Taigi, labai malonu, kad jūs mėgstate lietuviškus susijimus. Malonu, kad šiandien taip gausiai susirinkote į tokią šventę. Ir kas svarbiausia, kad mane nustebino, kad šioje salėje yra dauguma vyrų. Pakelkite rankas. Va, vyrai. Noriu paklausyti, sakykit, jūs čia savo norą ar už kokias kaltes atėjote į šitą šventę? Čia Remigijaus Poderio gražių pavadinimų, gražių tekstų daina Pabėgusi vaikystė, jo ir tekstas, ir muzika.
čia pušys senos, upelis neįgyveno, gyveno vėjas rauna mano pamačiau. Tenai vaikystė mūsų, švaigus vėjelio pusis, vis nešė nespėjo sušukau, bet čia gražu, pavasariai kai žydi, sraunė drėgna, upelis mus palydi, šalioj lakoj, su vasara vėjojom, vandens žemė, Kažkur skraidina, tikrai kažkur skraidina, sėdži, linkuoju, nesišneki, bravo, Landrūnai, aš manau, kad iš aplodismentų viskas aišku. Bravo. Kas užlupuos? Jeigu sveikatos užlupuos, mūsų kurortas dirba ištisus metus, dirbė įsigilį. Rytą vakarą, žiemą vasarą. Žodis nežinojus. Bet galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs plosite saviškiams, kaip jūs plosit gryčiai. Dar nieko nepasakiau, o jau tokie plojimai. Iš tikrųjų, kaip gera girdėti ir kaip gera skaičiuoti tos jubiliejinius 30-uosius šiemet. Bet va tada, 95 metais, iš tikrųjų, kai pagalvoju, nebuvo tokio kolektyvo, nebuvo nieko panašaus Grigiškėse, kol muzikos mokyklos mokytoja Gedrutė ėmė ir surinko savo mokinės. O tada su mokinėmis pradėjo groti ir dar daugiau prisijungė ir dar daugiau grojančių, dainuojančių ir taip iš Gedrutės Šachienės pasileidusi šitą muzikos banga. Po to 2003 perimta dabartinio vadovo tuometinio. Tuomet čia parašyta labai gražiai. Tuomet tai buvo jaunas, energingas vadovas. O dabar dar energingesnis, akivaizdu, ir praktiškai niekur nedingo visos kitos savybės. Tai yra Robertas Petkevičius. Ir štai tas kolektyvas, kuris šiandien jau 15 metų žinomas ne tik Grigiškių vardu, kaip buvo kad nuo pradžių, bet Gryčios vardu. Iš tikrųjų, šiandien mes tai švenčiame, šiandien mes tai minim ir taip norisi. Ir šito šventės šalia kelio Vieškelėno irgi krikštatėviai jau yra būtent Gryčia ir apskritai Grigiškių kolektyvas. Ir taip norisi sulaukti ir jų pačių dar kartą scenoje, vis tiek laiko nemažai prabėgo. Jau ir saulutė, žinot, va čia salėje langų nėra, jau saulutė nusileido, jau ir mėnulis gal patekėjo, o gal jau tuo ir saulė vėl tekės, o jų vis dar nėra. Gal kas matė, ten Robertas pradžioje ieškojo, dabar aš noriu paieškoti, kur čia. Kur ta Gryčia, kurgi muzikantai, ja. Gal matė? Kažkaip jie neišgirs. Tai. Iki pat pirmų gaidžių, iki pat pusės 4 ryto, taip ir nenustokit plot Gryčiai.
įsivaizduojat, kur jos tos draugus susirado? Tos gerus, ale gerus draugus, kur močiutė pergyvena ir visą naktį nemiega. Nežinot iš kur? Tuoj mes atskleisim visą paslapties šitą. Neskleis, mama sako. Tyliai, mama šitos dainos neklausys. Žiūrovam turiu vieną paskutinį klausimą. Ar gerai? Jeigu taip gerai, tada nelabai gerai. Gerai, dar kartą klausimą. Ar gerai? Ar gerai? Gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai, gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai, gerai! Oi, gerai! Oi, gerai, gerai! Trumpos dienos ir vakarai! Oi,
užkulisiuose. Kol čia Gryčia griežia, mėly muzikantai iš visų užkulisių. Sugužėkime pilną tą sceną tikrai vien čia, tam, kad suprastumėm, kaip gali būti. Oi gerai, oi gerai, gerai. Iš tikrųjų, čia pats geriausias įrodymas, Gryčia yra pats geriausias įrodymas, kaip iš daug kultūrų, kaip iš daug tautybių per muziką viską sulieti į vieną. Ir dar negražią visumą taip, kaip ir pats Grigiškių miestas. Miestas, kuris beveik žinot, kad tai yra vienintelis miestas kito miesto savivaldybė esantis. Tai, ponios ir ponai, šito miesto ir šitų namų šeimininkus aš noriu pakviesti dar į sceną. Aš noriu pakviesti čia Donatą Lukašenkovienę, Grigiškių seniūnę ir Grigiškių kultūros centro direktorių Joną Auriuką. Jūsų aplodismentams aidant, nes jie tikrai turi ką pasakyti. Gryčiai, šitų namų gyventojams. Labas vakaras, brangus mūsų miesto svečiai, labas vakaras bendruomenė. Oi, kaip gerai. Nu, žiauriai gerai. Vieną tekstą planavau sakyti, bet nieko aš jo nesakysiu, nes nepaprastai gražiai Giedriukas mums viskas sujungė, viskas susakė, visos dainos sudainuotos, gavom ir patarimų už ko netekėti, ir bučiavome su kaimynais, ir lingavom, plojom, nepaprastai graži šventė. Tiek daug gausiai susirinkę į šitą Gryčią. Jonai, ačiū Jums už tai, ačiū Robertai, ačiū visiems kapelistams, kad Jūs šiandien subūrėte mus tam šeštadieniui, nepaprastai besididžiuojant savo kalbą, savo daina. Ir apibendrinant, turbūt galiu pasakyti tik keletą sakinių, kad šito stebuklo, ką kūrė kultūros puoselėtojai, nebūtų, jeigu jie kasdien nesiaukotų. Nesiaukotų ir neįdėtų savo indėlio. Patikėkit manim, nėra lengva su šiuolaikiniu gyvenimo tempu suderinti saviveiklą su gyvenimu. Bet jie važiuoja, jiems už tai niekas nemoka. Jie vakarai susirenka, rytais išeina, bet dirba, po to grįžta dar namo, bet žmonai reikia pasakyti, kur buvai. Tai, brangieji, už tą auką, už tą indėlį, kad jūs dainuojat Lietuvą už mus ir visur atstovaujat ne tik Lietuvoje, bet užsienį, nepaprastai dėkinga. Turbūt visų susirinkusių vardų čia. Paplokim dar kartą. Taip gera, kad Grigiškė skamba būtent jūsų lūpomis ir kad jūsų balsus girdi. Tai yra įrodymas jūsų aplodismentai, kurie, kai sakot, niekas nemoka. Sumokėkim Grigiškė. Audringais aplodismentais. Aš jau sakiau, kad jūsų balsus girdi. Tokios abejonės mūsų savivaldos valdžios atstovai ir vieną iš tokių girdėjimo pavyzdžių mes norime įgarsinti. Ponios ir ponai, Vilniaus miesto mero padėka. Liaudiškos muzikos kapelai Gryčia 30 metų jubiliejaus proga. Už ilgametę kūrybinę veiklą, liaudės kultūros tradicijų puoselėjimą ir Vilniaus vardo garsinimą Lietuvoje bei už jos ribų. Dėkoju už jūsų talentą, energiją ir atsidavimą. Už tai, kad savo pasirodymais kūrėte ypatingą ryšį tarp žmonių ir tradicijų. Linkiu, kad ir ateityje jūsų muzika skambėtų taip pat stipriai, o kapela išliktų gyvybinga, kūrybinga ir vienijanti. Valdas Benkunskas, Vilniaus miesto meras. Jūsų aplodismentai Gryčiai. Ir ačiū Vilniaus miesto merui. Bet čia dar tikrai ne viskas. Taip, gerbiamas Jonai.
Mesgi turime ir dar vieną gramatą sveikinimą iš kur tuoj pat sužinosit. Sveikinimas 30 metų kūrybinės veiklos proga. Vilniaus miesto savivaldybės Grigiškių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Kryčia ir vadovui Robertui Petkevičiui. Vertiname ir džiaugiamės, kad esate tikri mūsų kultūros puoselėtojai ir kūrėjai. Nuoširdžiai sveikiname gražaus jubiliejaus progą ir linkime niekada neprarasti vidinės ugnies, šildančios jūs ir jūs supančius. Ir toliau puoselėkite, branginkite bei skleiskite savo krašto muziką, dainas, nes tai tikrasis mūsų tautos kultūros gyvybingumo šaltinius. Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Lietuvos nacionalinio kultūros centras sveikinas iš tikrųjų. Čia yra ir dar vienas įrodymas, kad taip, jūs esat girdimi, jūs esat matomi, jūs esat Grigiškių, didžioji Grigiškių veido dalis. Būtent jūs, kurie nešate per dainą, per muziką, per tą žodį ir tautinę kultūrą, jūsų miesto veidą visur kitur. Ir vat būtent todėl, Donata, grąžinu mikrofoną jums, nes matau čia jau visa šūsnis padėkų. Tikrai taip. Esu įpareigotas šiandien Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu ir Grigiškių gyventojų vardu padėkoti Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriaus liaudiškos muzikos kapelai Smiltelė ir jos vadovui Modestui Samulėnui už dalyvavimą kapelų šventėje šalia kelio Meškelėlio. Dėkojame už nuoširdų muzikavimą, gerą nuotaiką ir draugystę, jungiančią mūsų miestus per dainą ir muziką. Sveikiname. Ir vėl aš sakau, kas jeigu negrįžia, sukvies tiek daug svečių ir tiek daug. Aš pabandžiu suskaičiuoti kilometrus, tai gavosi kokie geri 700 kilometrų į čia suvažiavo žmonės ir gerus 700 grįž atgal. Įsivaizduojat, suprantat, apie ką eina kalba. O jeigu dar keliom mašinom? Bet grįž rytoj, tik tais rytoj. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vardu dėkoju Birštono kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Lendrūnas ir vadovui Algirdui Seniūnui. Ačiū už šiltą muzikos skambesį, išlaikantį ir puoselėjantį mūsų tautos dainuojamąją tradiciją bei miestų draugystę. Ačiū Jums, gerbiamas Algirdai. Miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai seniai pažįstami ir jo vadovui Tomui Kanapinskui. Dėkoju, kad savo kūrybą stiprinate miestų bendrystę ir išsaugote liaudies dainos dvasią, kuris suvienija kartas ir širdis. Ačiū Jums labai, Tom. Taip pat dėkoju Kelmės kultūros centro liaudiškos muzikos kapelai Kelmynė ir jo vadovui Gerimantui Rūkui. Jūsų atliekama muzika primena, kad daina tai mūsų tautos šaknis, jungianti miestus, žmones ir kartas. Ačiū Jums, gerbiamas Gerimantai. Neslėpsiu, pačios laukiamiausias ir mylimiausias mano padėkos. Žinot, kaip gyvybė prasideda nuo mamos,
taip ir Gryčia kažkada prasidėjo nuo mamos, nuo motinos, nuo moters. Tai yra nuo Gedrutės Šochienės, kuri pirmoji Grigiškių kapelos vadovė. Miela Gedrutė, jūsų darbai ir energija įkvepia daugelį, o jūsų dalyvavimas kapelos veikloje iki šiol liudija tikrąją kūrybos dvasios stiprybę. Ačiū Jums be galo. Gryčia. 30 metų. Žmogaus gyvenime kas tas 30 metų? Pati pradžia. Pamokos išmoktos, kad Samantą bučiuojant negrįžti rytoj, nes nežinia, kaip nuo žmonos bus reikalai. Šiandien negrįžti. Šiandien, tai aš rekomenduoju grįžti. Tai tikrai tik pati pradžia. Tik pati pradžia ir tikrai dėkinga nepaprastai visų gyventojų vardu, kad nešat Grigiškių vardą labai toli nuo namų, nuo tos tikrosios Gryčios. Ir kuo toliau, ir kuo garsiau, ir taip adaptavo tą šiuolaikišką dainą, nuostabiai. Tai Jonai, ačiū už tą galimybę jiems burtis, važiuoti ir atstovauti Grigiškes, tai tikrai Robertai sveikinu ir visą kolektyvą. Taip pat noriu perduoti didžiausius linkėjimus nuo Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyriaus kapelai ir vadovai Robertui Petkevičiui. O Grigiškių kultūros centras taip pat turi dovaną, kuri bus išpildyta ir įvykdyta gruodžio 6 dieną. Tai edukacinė kelionė į Šiaurės Lietuvą. Visa kapela, visa kapela. Aš supratau, dovana bus tokia, dabar jau oficialiai galiu paprašyti savo žmonos, nepyk brangioji, gruodžio 6 turbūt negrįžtų. Gryčia. Čia jie visi, ačiū. Gerbiamas Jonai, ačiū, gerbiama Donata, ačiū Jums. Tai žodžiu, Robertėlį, mes taip nusprendėm, kad dainuosim nebe mes. Tai žodžiu, sveikinam tave visos chebros vardu ir ačiū tau, kad tu mus surenki. Ir kad turim tokį nuostabų laiką, leisdami visi kartu. Bravo, bravo. Vidurka. Irgi beveik šitų namų gyvenimą. Be gimtadienio torto neįmanoma ne vienas gimtadienis. Taip, iš tikrųjų, tegul keliauja į sceną čia tas gimtadienio tortas, o aš sakau, kad ne tik Gryčios, bet ir visų mūsų dienos būtų kaip šventė! Tegul skamba muzika, tegul aidi jūsų plojimai, mūsų dienos kaip šventė, maestro! Sulinguokit visi, suplokim! O jeigu dar ir padainuosit, apskritai laimingi būsim, ar ne? Pasiruošę visi, visų garsų. Ateikit arčiau, džentelmenai, ir nesaiškai sakau, kad mano gimtinė esi, mėlynas Nemuno vingi. Parodykit visiems tą tortą, tau aš dėkingas esu, už savo skausmą ir viltį. Baltijos jūra, supa svajonių medį, o tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio, mūsų dienos kaip šventė. Tai žydėjimas grįžtos, kad skubėkim gyvenimui, nes pradėsime ryštas skubėkime džiaugtis, o paikravės nebegrįž jos, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas grįžtos.
koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų gyvenos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšenio. Atskubėkit gyventi, nes pradėsime grįžt, atskubėkime džiaugti, vai pradėsime grįžinios, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšenios. Čia tas laikas, kai visi sušunka, jeigu vienas du trys. Ho, ho! Su gimtadieniu Gryčia! Ačiū jums visiems! Ir neabejoju, kad čia šitas šalia kelio reiškenėlio, šitas susirinkimas, šitas susibūrimas ir kitais metais sutrauks jūs iš visos Lietuvos, iš Naujosios Akmenės, iš Radviliškio ir Joniškio, ką jau ten kalbėti apie visą Smiltynę, Nidą, o gal net ir Skuodą, visi vis tiek šiandien čia Grigiškėse. Būkit pasveikinti ir būkit pasveikinti iš tų namų šeimininkai. Gryčia! Ačiū labai. Ačiū. Dar kartelį. Žemai lenkiamės Gryčios visi gyventojai. Mūsų turbūt patiem nuostabiausiam žiūrovam, kurie reziduoja ir gyvena arba atvažiuoja į Grigiškes pasiklausyti ir palaikyti mūsų. Kas mūsų Gryčia be jūsų? Ačiū, mielas žiūrovai, jau! Liaudiškos muzikos sava, Gryčia. Ir ne veltui Giedrius sakė, koks gimtadienis be torto. Žinokit, tą tortą mes nepasierzinom, kad tik tai parodyt jums. Labai nuoširdžiai kviečiam pasivaišinti būtent žiūrovus tuo Gryčios gimtadienio tortu. Taigi kviečiam jūs, mielieji, į foje ir pasidžiaugti mūsų gimtadieniu kartu su mumis. Ačiū jums! ačiū jums! Iki